aktorius. Ir aš. Ir aš. Ir aš. Ir aš. Ir aš. Ir aš. Nuo 100 metų užgyvenęs, tada nesigriuvęs, nes iš mažens išmoko juoktis ir jokiam vargui nepasiduoti. Ar savo amžių jau viešu keliu su visų vargeliu. Tokia truko mano gyvenimo pasaka, kaip aš. O aš dabar būdamas vyras kaip imperijos vadekis, uždavon programinis rytis ant mane, pašaukimau visą dvarą, kol jį grėbė galvas. O paskui susitikęs žvigalį carą, lašo kortomis išdavau, bet jis buvo didelis sukčius, tai nekartą už barzdos kračiau, kol visai nesosam nukračiau. Pagaliau dar teko ir su naujais didvyriais susitikti, bet ir su jais nelabai sugyvenau, nes jie norėjo savo dangaus, o kitiems pragarą padarė. Bet viską neišpasakosiu, tai tau reikės pažiūrėti, kas nutiko ir kur dar mane bei nusėšė. Pabėgęs nuo didvydžių dvaro Tijūno, ėjau per laukus ir miškus, kol priejau Surdegio upę, o ant jos sangrūdos malūną. Jau iš tolo upė putojo, kunkuliavo, malūnas ūžė, kleketavo, malūnininkas Pyragis dieną naktį grūdus malė ir aklų šyvių miltų į Suvalkų miestą vežė. Kai aš atėjau į malūną, jo namie nebuvo. Duok Dievės kalsos, gal ir man gabalėlį paliksi. Nu čia dabar, tai dabar man kiekvieną prašalaitį reikės stanėti, tai pačiai nieko neliks. Ot bet besotė, kad jis surūktų. Tai bent užmečiau ant vieno danties. O iš kur toks praeikęs būsi? Iš dangaus. Sėsk. O gal tu nežinai, ką mano vaikelis dangui veikia? Ot nabagėlis, pūdime gana kiaulės, o kiaulės kaip šernai, debesys prakiūrė, dieną naktį lyja, iššalkęs, išbalęs, sėdi pagravy ir verkia. Vai, kaip mano vaikelis dangui vargsta, net širdis plyšta. Ar negalėtum jam naują sermėgėlę ir pavakarių nunešti? Nu nežinau, gal lygi vakaro gal ir suspėčiau. Tai neužtruk, o kai grįši, aš tau vakarienės kukulių išvirsiu. Gerai. Suvalkų miestelį jau pardavęs, jis sutiko apsiverkusi pati ir pasigodė, kaip jų sonelis danguje vargsta. Tai davosi prašalaičių vaikui nunešti naują sermėgėlę ir po vakarių pilną maišą. Ar tau galvoje susimaišė? Apnuoja kažką nenaudėlį apgaviką. Kur tau? Išsakęs iš dangaus mūsų sūnelį naują sermėgėlę ir kukulį nuneš. Tau gal vieno šūlo trūksta galvoje? Ar nematei vaikę, tokio nenaudėlio, kuris iš dangaus nukritęs ir vėl dangų eina, su nauja sermėgėle ir pavakarių maišu ant pečių? Mačiau, bet abejoju, ar tu jį pavysi. Nagi, padėk man jį pavyti. Nu, mielai padėčiau, bet po kepurę aš turiu paukštį, už kurį galiu gauti 100 auksinių. Aš tau pasaugosiu tą paukštį, o tu į mano šyvį ir pavyk tą nenaudėlį. Gerai.
apgavo mane tas nenaudelis. O kur šyvį padėjai? Atidaviau, kad greičiau į dangų grįžtum. Tai gerai padarei. Dabar jis tikrai spės seneliui kukulių ir naujas ir megėlėm neš. O kai grįž nakvynės, kukulių gaus. Ar jis durnas būtų, kad grįžti savo dangaus dėl tų tavo kukulių? O kodėl ne? Tai kas dabar jos valgys? Pati įsiveriai, pati ir surysi. Einu aš gultas. Meldinė, kad jau baisiai nualinta Pustapėdžių kaimą, kur naujas trobos buvo be langų, o senas be kaminų. Einu į pirmą trobą ir žiūriu, kas per dyvai. Naują trobą, o šviesos nėra. Tai svarstome ryto saulę ir nešame. Ar daug jau prinešėt? Tai nedaug. Tai neškite daugiau. Negalite lango išsikirsti? Lango. 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 O jei tu toks gudrus, tai pasilik pas mus. Ai, tikrai jau ne. Einu per kaimą toliau ir vėl keistą dalyką matau. Žiūriu, sena apsamanojusi troba pro visus kampus rūksta, turbūt dega. Tai greičiau skubu į pagalbą. Ką jūs čia darot? Nagi matai, krosnį iš ryto pakūreno, tai troba pilna dūmų. Tai reikia oran išnešti. Ar jis daug išnešė? Tai nemažai. Tai neški toliau. Ar jūs negalite įsikirsti kaminą, kad visi dūmai išgaruotų? Gera idėja. Kaminas. Jeigu tu toks protingas, pasilik pas mus. Ne, ačiū. Keliausiu toliau. Aš ir nuėjau per tą kaimą, kad užeinu į pirmą trobą ir žiūriu, kas čia per nematyti šokį.
Palaukit, šokime visi 3 kartu, nušausime visas 3 antis. 1, 2, 3. O, įkrito upė. Kita bajorų šeimyna susirinkusi į vakarienę. Kur tikėsi, neisi? Kasgi taip valgo? Kur tikėsi, neisi? Visur kvailių prisiveisi, kur nuo jų pasidėti? Jų nereikia sėti, jie patys kaip grybai rudenį dygsta. Visi, kas gyvas, su suvalkų rudens smūgiai vyko, nors keliai buvo baisiai papjūrę. Tik vienas Vaitas Padraika, Bara ir antrą, Kamaro užsidaręs, kubile tupėjo, kaip išta kasėjo ir kumelį perėjo. Pati iš nedidelio susigūžimo sukuma pasitarimo nebaigė ir namo nesugrįžo. Kirkir. Ar tu patukai tušti namai, tu į kovalą įsigrūdai? Kirkir. Ką tu Vaiša padarei, tu man kumelį perėti sutikliai? Kokį kumelį, ar tau galvoji kažkas negerai? O štaigi šitą. Ką tu čia prasimanai? Tušti namai, tu kamarą šlamštų prismardinai. Dar parą būčiau patupėjęs ir kumelį išperėjęs, o dabar tik zuikis. Kaip aš dabar mokesčius susimokėti? Aš darau Suvalkų miestą kaip vėliavą dėvėtus valgymus. Vienur vandenį nešiojau, kitur malkas kapojau, bet niekur neapsistojau ir visą laiką buvau alkanas. O kartą trauksakuriu, kai žiūrėjo langą sustojau ir nusižiopsojau. Lange buvo įstatyti daiktai nematyti, sidabrinės lėkštės ir auksinis šaukštas. Turbūt ponai, kurie turi sidabro kalnus ar aukso galvas. O ką čia? Kiek vertas aukso galvas, kaip mano galva? Kiek verta aukso galva? Kokia? Ar kaip tavo? Nieko neverta. Palauk, vaikė, o kiek pats už ją norėtum?
Nu ką čia daug norėsi, jei bent kartą ką čia pavalgyti su sidabro lėkščiu su auksu šaukštu, nieko daugiau nenorėk, o nuo visų bedų atsigauti. Na tiek daug gali gauti, tai sės pasikalbėsim. Sakai, aukso gabalas kaip tavo galva. Nebijok, aš tavęs neapgausiu, niekam nesakysiu ir pragiai nupirksiu. Tu visą laiką galėsi valgyti su auksu šaukštu ir sidabro lėkščiu ir kaip ponas kareta važinėti. Na tai parodyk man tą savo aukso galvą. Ogi štai. Da tu vaikai neakauk, aš tavęs skaniai pavaignau, tu mane nori negražiai apgauti. Kogi aš noriu sveikai apgauti, aš tik norėjau paklausti, kaip vertas aukso gabalas kaip tavo galva. Tu man pailėri nevadink ir gražiuoju, prisipažink. Suradai maršalo pinigų kapšį, o gal aš sužinojai, kur dingo Matiečius pamaskynė. O gal labai našlė atveju bodinės auksinis. Maršalo kapšį gal radau, bet neradau. Bet atvažiavo du piklai ir tą tuščią kapšį vos neužmušė, o aš pabėgau. Šį toks tu galva žadėjus ne tik, kad maršalo pinigų kapšį radai, bet ir du pirklius nužadėjai. Ir mane apgavai. Na gerai, aš tavęs taip nepaleisiu. Eisim į teismą ir ten viską išsiaiškinsim. Pasislėpiau bažnyčiai, kad negaučiau liščių už pamestą maršalo kapšį ir už grįžusius be jo rakelis neatsakyčiau. Kada matkus nepamatytų ir neapniktų, aš pasislėpiau bažnyčiai už pilioriaus ir kepurę ant akių užsimoviau. Verskit per galvą! Kas tau durno darbą? Vardan varna, darži šarka. O jūs velnio pataškas į pragarą pagaiščiai, kur buvot, kad nieko nematėt ir man nepasakėt. Jūs tik cypėt ir nori dangaus karalystę gauti už dyką. Bet aš tik sykį jums pasakysiu, kad dangaus karalystės kaip savo ausų nematysit. Jei neatsirišti ir man iškarpys paukštinę baskodiką. Aš jums apsakysiu vieną sudavimą. Paimtas pamazginės amžiną atėlis seplusų karaliaus didžiojo malūno ratą, 7 krumblio ir padėtina amžinai apsakyti. O jeigu jūs nesusiprasite ir man savo pamazginis auksinis nenešit, tai visas kaip tašiaučius motėjus prageres melas. Tik aš vienas į dangaus karalystę po 10 su visais šventysis susisėsiu ir kaip liktoružiai žibėsiu. Tiek šį kartą šventą atpirkimo ožio paaiškimo žodžių. Amen, bum, jum tą ožį lup, man pinigus skaityt, o jau mano žodžių klausyt. Amen, bum, jums tą ožį lup, man pinigus skaityt, o jūs mano žodžių klausyt. Ko tas vaikas babinčia tuga už piliorus, su kepurė ir dar juokas, gal jis varlę žino, kur šiaučius Matėjus nudėjo savo pamazginę. Aš tau sakiau. Pagaliau priėjo mano eilė. Auksakarys ir 2 pirkliai pasakė man atsiprašyti. Priešais iš stalo sėdėjo sūnus teisėjas Kubausis, o už jo stovėjo užduoma knyga. Vienoje rankoje laikė kardą, o kitoje susijusias valstybės. Už ką jie šitą vaiką atvedėte mano teismą?
O šitas vaikis tiek blogybių man pridarė. Bandė parduoti savo aukso galvą, bet tik tai pridergė sidabro šaukštą ir aukso lėkštę. Kur aš dabar jūs dėsiu? Ir dar iš maršalo pinigų kapšę pavogė. O kaipgi, mes patys matėm, kaip jis ant keliam pinigų kapšus sulas tą tašę. Mes iš jo norėjom atimti, bet jis mums galvas perskėlė. O mes jau turėjom tokią gėdą ir tą kapusę kapšę pinigų pripildyti. Vedamas į teismą įsimako meilės vodagino tampę. O jinai spyrė ir apėtė mano vežimą. Tiek daug nuostolių padarė. Taigi šito vaiko prasidėjo visas mano bėdos. Ir mano bėdos. Kokios bėdos? Apvertė vežimą ir sudaužė 9 kapas kiaušinių. Tik 9? Tai ir mano bėdos. Ir mano. Mano bėdos. Mano. Na, vaikė, o ką apie tai tu pasakysi? Aš nieko nekaltas, kaip pavinėlis batas. Bet tai juodas. Aš tik ieškau teisybės ir išminties, bet radau tik pilną kvailių kaimą. Aš tau kvailys? Aš tau Na, matai, vaikė, baisiai suklydai. Kas tau reikėjo ieškoti? Išminties ir teisybės. Per tokį nesusipratimą, tu tiek daug kvailysčių padarai. Mano galva net nežino, kokią tau bausmę duoti. Nupjauk kiaušus. Mano, tai niekada Tai štai tokios buvo improvizacijos mūsų mokyklos 5-8 klasių mokinių pagal Kazio Morkos knygą Jurgio Paketurio klajonės. Ačiū vaikai, jums puikiai pasiplokit patys sau.